Nu ką, tai sveiki visi. Šiandien prie knygų kalbiname daktarą Aleksandrą Sagalą. Papasakok apie savo tyrimus ir apie tai, kas tau įdomu juose ir kitur. Apie savo tyrimus. Tai mano tyrimai yra iš teisės psichologijos srities. Didžioji dalis tyrimų yra būtent iš vaikų apklausų teisminėme kontekste. Ir ką mes esam padarę, mes esam į lietuvių kalbą išvertę ir adaptavę virtualius avatarų vaikus, nes atlikti apklausą su tikrais vaikais yra, mokytis atlikti apklausą su tikrais vaikais yra neetiška. Ir pasinaudojom profesoriaus Pekos Antilos idėją, kad galima mokytis su virtualiais vaikais. Tai va tokią programą sukūrėm ir tos programos pagrindu atlikom nemažai įvairių tyrimų. Kokį pavyzdėlį tyrimo? Gal papasakosiu tokį įdomiausią tyrimą, kurį atlikom ir mūsų žiniomis iš tikrųjų esam pirmieji ir galbūt netgi iki šios dienos vieninteliai, kurie tokį tyrimą atlikom. Tai kai žmonės mokinosi bendrauti, tai yra apklausti tuos virtualius vaikus, mes juos filmavom jų veido išraiškas ir vėliau mes analizavom jų emocijas iš veido išraiškų. Aišku, mes ir klausimynus davėm, ir klausėm, kaip jie jautėsi ir kokio intensyvumo tos emocijos, bet kad ir trečias dalykas, ką mes darėm, mes dar pajungiam prie interviuotojų, prie mūsų tyrimų dalyvių elektrodus ir matavom jų širdies ritmą ir galvaninės odos laidumą, tai yra prakaitavimo lygį. Va, tai surinkom šiek tiek ir fiziologinių rodiklių ir žiūrėjom, kaip visa tai pasireiškia apklausos metu. Radom iš tikrųjų labai įdomių rezultatų. Tokių pavyzdžiui, kad žmonės, kurie pakankamai tvirtai jautėsi apklausos metu, tai yra mūsų prielaida, kad jie turėjo tam tikrų įsitikinimų, kad pavyzdžiui, tas vaikas, kurį jie apklausė, jau yra patyręs smurtą arba priešingai, galbūt turėjo nuostatą, kad nėra patyręs smurtą, tai jie jautėsi ramiau, tai yra mažiau prakaitavo ir širdies ritmas buvo mažesnis. Bet kas buvo labai įdomu ir kame buvo atradimas, kad jie tokiu būdu formulavo daugiau netinkamų klausimų. Tai mes atradom tam tikras sąsajas tarp fiziologinių rodiklių ir klausimų formulavimo. Kas yra netinkami klausimai? Netinkami klausimai šitame kontekste yra uždari klausimai, atsakymą menantis, šališki, nukreipiantis. Pavyzdžiui, jeigu interviuotojas neturi objektyvios informacijos, kad smurtas įvyko, arba nebūtinai smurtas, gal apie kažką kitką yra klausima, bet užduoda klausimą, pavyzdžiui, ar tave mušė. Tai yra uždaras klausimas ir tai yra, kažkuria prasme gali būti laikoma kaip ir atsakymą menantis klausimas. Gal reikėtų performuoti, juk tave mušė. Tai atsakymą menantis klausimas, kur yra daug didesnė tikimybė, kad vaikas bus linkęs teigiamai atsakyti, nes mažamečiai vaikai, jie turi poreikį įtikti apklausėjam, įtikti interviuotojam. Ir tokiu būdu tiesiog didėja tikimybė surinkti neteisingą arba tikrovę neatitinkančią informaciją. Iš žmonių, kurie tarsi vykdo tuos interviu su vaikais, tarsi turėtų surinkti tą informaciją, ar galim paprognozuoti, kuomet tu būsi geresniu interviuotoju? Ką turiu omenyje? Turiu omenyje, koks žmogus, kokio jam reikia išsilavinimo ar patirties, kad jis teisingai atliktų tas apklausas. Kokio reikia išsilavinimo? Lietuvoje formaliai apklausas atlieka teisėjai, bet jeigu mes kalbam apie teisminį kontekstą, bet teisėjai atlieka apklausas
per interviuotojus. Tai yra, ir dažniausiai tie interviuotojai yra psichologai. Tai jeigu tu šito klausia. Nu, okei, tai vadinasi, psichologas atlieka tą apklausą. Kokio specialaus pasiruošimo tam psichologui reikia? Ar bet kuris psichologas atėjo ir jisai turi kompetenciją? Ne. Jo, be abejo, ne bet kuris. Šiaip yra mokymai ir reikėtų, jeigu žmonės dirba šitą darbą, be abejo, jie turėtų būti susipažinę su vaikų apklausų literatūra, jie turėtų būti susipažinę su metodikom skirtom apklausti vaikus, tai tų metodikų yra ne viena, jų yra nemažai šiaip, bet kalbant apie Lietuvos kontekstą, yra tokia 10 žingsnių tyriamųjų apklausų metodika. Jinai yra išversta į lietuvių kalbą, jinai yra labai nesudėtinga, jinai nereikalauja kažkokių specialių mokymų, užtenka perskaityti vadovą, išmokti tą vadovą ir jo laikytis. Tai čia tokia, sakykime, trumpoji versija tos didesnės metodikos, nes yra daug didesnė metodika, mes jos Lietuvoje išverstos dar neturim, bet yra struktūruota apklausų metodika, vadinasi NICHD, National Institute of Child and Health Development, man atrodo taip ir vadinasi. Ir jinai šiai dienai skaitosi kaip patikimiausia ir efektyviausia metodika, bet jinai turi ir savų minusų, kadangi jinai yra struktūruota, tai jinai yra ne tokia lanksti, kokios galbūt norėtųsi. Ir jinai reikalauja pastovių mokymų, tai yra pastovaus atnaujinimo žinių, nes vėlgi tyrimai rodo, kad žmonės, kurie praeina mokymus, įgyja tų įgūdžių ir jeigu jie nėra supervizuojami toliau, tai jų klausimų formulavimo įgūdis iš tikrųjų prastėja. Tai tuomet gaunasi, kad logistikos kaštai didėja, nes, tarkim, kas pusę metų reikia vėl pasimokyti, turi būti supervizijos, reikia stebėti procesą. Tai va, bet galvoju, ką dar pasakyti. Nu, okei, man smalsu. Tai iš to, ką tu sakai, atrodytų, kad tu išmokai atlikti apklausą ir tu jas atlikinėji, bet laikui bėgant tu nustoji mokėti jas atlikti. Laikui bėgant, matyt, viršų ima mūsų kažkokie įsitikinimai ar tame tarpe poreikis įtikti proceso dalyviam galbūt noras nuoširdžiai padėti tiem vaikam ar žmonėm, kuriuos mes apklausėm. Ir tokiu būdu mes tiesiog labai, labai natūraliai nukrypstam nuo pagrindinių instrukcijų. Nes pačios pagrindinės instrukcijos, vėlgi, jos skamba ir iš principo yra labai labai paprastos. Tai yra uždavinėk kuo daugiau atvirų pasakojimo skatinančių klausimų. Pavyzdžiui, papasakok, kas atsitiko. Papasakok daugiau, kas buvo tada, kas buvo po to. Ir tokiu būdu, tokiais klausimais mes padedam mūsų apklausiamam asmeniui papasakoti, kas atsitiko. Mes neturėtume turėti tikslo pasitvirtinti kažkokią išankstinę hipotezę. Nors be abejo mes, kai atliekam apklausas, mes žinom apie kodėl mes jas atliekam, apie ką mes turėtume pakalbėti. Ir dažniausiai tai yra tikslas surinkti informacijos, kuri arba patvirtintų, kad kažkas buvo, arba paneigtų, kad kažko nebuvo. Tai vat, kai interviuotojas laikosi tos neutralios perspektyvos ir nepamiršta, kad jo tikslas ir pareiga yra padėti papasakoti, tas kažkiek padeda įgūdžius išlaikyti tinkamoje formoje. Bet jo, laikui bėgant, jeigu niekas nesuteikia atgalinio ryšio, jeigu nėra peržiūrima ir tikrinama, kaip tos apklausos yra atliekamos, interviuotojai labai natūraliai pereina prie uždarų ir atsakymą menančių ir nukreipiančių klausimų. Vėlgi, viena iš prielaidų, kodėl taip yra, nes uždari klausimai yra labai efektyvūs. Mes užduodant klausimus, ar tave mušio, kaip tave mušio, kur tave mušio, kada, kiek kartų,
Galim Visa išgauti informacija yra jau. nelabai tikslą, labai konkrečią informaciją ir vėlgi teisminėme kontekste Konkretumas yra labai svarbu. tai yra tai, ko visi siekia. Man kažkaip vat į atmintį atėjo, aš mėgstu žmonėm kalbėti apie tai, kad būna žmonės sugadinti praktikos. Ir kodėl, tarkim, aš mieliau pasitikėčiau šviežiu gydytoju, negu tuo, kuris jau nuo amžių neatmenamųjų užsiima kažkokią praktiką, galbūt nediskriminuojant gydytojų, kurie daug metų praktikuoja mediciną, bet šviežias gydytojas vis dar bus neužtikrintas, ar jis tikrai viską gerai supranta ir jis visą laiką kaip ant adatų, visą laiką preciziškai, o kai tu įeini į kažkokią praktinę veiklą, ar tai būtų gydytojas, ar tai būtų apdailininkas, ar tai būtų elektrikas, ar tai būtų santechnikas, ar psichologas, tu pradedi karpyti kampus ir tu pradedi turėti tokias, vėlgi prisimenu Lilienfeld atliktus tyrimus bei parašytus straipsnius apie įvairiausių įvertinimo instrumentų, ypač projekcinių įvertinimo instrumentų taikymą, ir Lilienfeld tokią frazę įvedė kaip grandiozinis pūtimasis, kada tu save laikai didžiausių ekspertų pasaulyje ir maždaug jums galbūt reikia tų gairių, bet aš, tai Dieve šventas, aš viską puikiai taip gerai žinau ir tada, nes aš esu praktikas. Tai va šitoj vietoje tikriausiai yra momentas, kur tas mokslas ir praktika ir kompetencijų atšviežinimas arba kelimas, tai yra betarpiškai susiję, tu negali būti tavo srities praktiku, neišmanydamas to, ką tu išmanai. Tai tas man yra be galo įdomu. O dabar, kas man dar labai smalsu, tai yra, kiek efektyvu yra tiesiog paimti žmogų iš gatvės, galbūt nebūtinai mokantį atlikti. Jeigu lygintume, tarkim, tą praktikos sugadintą ekspertą ir imtume tiesiog žmogų iš gatvės, gal praktikos pastiprintą ekspertą. Bet aš labai, Mykolai, nujaučiu link ko tu vedi klausimą, nes mes iš tikrųjų atlikom vienas iš mūsų tyrimų buvo, kur mes mokinom studentus, kurie neturi jokios patirties atliekant apklausas ir jokių išankstinių žinių, kaip tos apklausos turi būti atliekamos. Ir mes juos lyginom su specialistais, kurie dirbo tą lauko darbą ir turi patirties bendraujant su vaikais. Ir mes lyginom nepatyrusių studentų apklausų kokybę su praktikais, kurie dirbo ir kaip vieniems sekasi mokytis ir tobulėti ir kitiem. Ir ką mes atradom, iš tikrųjų mes atradom tokį, manyčiau, įdomų faktą, kad tarp grupių skirtumų nebuvo. Nebuvo. Ir kažkuriais kampais, netgi žiūrint, studentai geriau pasirodė negu praktikai. Pavyzdžiui, tobulėjant nuo 1 iki 2 apklausos, nes mes visiems tyrimo dalyviam, visus tyrimo dalyvius prašėm, kad jie atliktų 4 apklausas ir mes žiūrėjom tam tikrais rodikliais, kaip keičiasi jų apklausų kokybė nuo 1 iki 2, nuo 2 iki 3 ir taip toliau. Tai pavyzdžiui, nuo 1 iki 2 studentai patobulėjo geriau lyginant juos su specialistais. Jo, tai, bet bendrai paėmus rezultatą skirtumų tarp grupių nebuvo. Pabaigus visas 4 apklausas, tiek specialistai, tiek studentai vienodai gerai patobulėjo. Nuostabu, vadinasi, vilties yra, vadinasi, nėra taip sudėtinga apmokyti teisingai daryti apklausas. Kažkuria prasme galima taip sakyti. Jo. Na, ir kodėl tuomet... čia galbūt būtų negražu taip klausti, paklausiu kitaip. Kaip paskatinti ekspertus, kurie yra be galo patenkinti savimi ir savo taikomais metodais, tobulėti? Skamba kaip filosofinis klausimas. Tikrai taip. Iš to, ką aš matau praktikoje, aš manyčiau, kad labai vertėtų ekspertam būti tiesiog atviriem mokslo naujovėm, labai
rekomenduočiau ir studentam tą žinią visą laiką nešu, kad mus kaip psichologus, bet kokiam greičiausiai praktinėme darbe, yra, kas mus apsaugo kaip specialistus. Mus apsaugo profesinė etika, mes ją turim labai gerai išmanyti, ir mus apsaugo metodologija. Jeigu mes išmanom šitos du dalykus, mes galim būti pakankamai neblogais specialistais ir profesionalais savo sričių. Tai kalbant apie ekspertų darbą, aš labai siūlyčiau atkreipti dėmesį būtent į šitos du dalykus ir visą laiką galvoti, kokia yra jiems keliama užduotis ir ar tai, ką jie daro, kokius metodus naudoja, kaip naudoja tos metodus, ar tai iš tikrųjų veda prie atsakymų į tos klausimus, kurie yra užduoti. Dar man smalsu, ir aš tikiu, kad ir kitiems yra smalsu, išgirsti, kaip atrodo teisės psichologijos srityje dirbančio žmogaus praktika. Jo, čia toks gal nėra labai lengvas klausimas. Ir vėlgi aš, kai atsakinėsiu į šitą klausimą, pabandysiu atsakyti, reikia suprasti, kad mano kaip teisės psichologo diena, jinai nebūtinai yra reprezentatyvi, nes aš visų pirma dirbu privačioje praktikoje, tai be abejo kažkiek savo krūvį ir valandas galiu reguliuoti. Ir ką matyti irgi svarbu yra paminėti, kad aš ir mano kolegos, su kuriais aš dirbu, mes ne visus užsakymus priimam ir ne visais atvejais apsiimam dirbti. Ir mums, sakykime, atsisakyti tam tikrų užsakymų arba tam tikrų darbų yra daug lengviau ir paprasčiau, mes neturim visų tų biurokratinių procesų. Į mus kreipiasi, mums pateikia duomenis, mes juos įvertinam, mes preliminariai galim pasakyti, ar mes galim būti naudingi, ar mes negalim būti naudingi. Ir jeigu mes negalim būti naudingi, tai mes to darbo atsisakom ir staupom visų laiką. Ekspertam, teisės psichologam, kurie dirba institucijose, matyti, yra kažkokie biurokratiniai procesai, kur jie privalo bet kuriuo atveju duoti kažkokią išvadą, kažkokį atsakymą, ir tas atsakymas teoriškai jis nebūtinai turi būti palankus užsakovui, jis turi būti neutralus, toks, kokį atsakymą leidžia duomenis pateikti. Iš čia aš gal nukrypsiu į kitą temą, bet grįšiu prie, kaip atrodo, psichologo diena, teisės psichologo, bet iš čia matyti atsiranda ir šališkumai visokie, pavyzdžiui, kaip patvirtinimo šališkumas, nes mes turim užsakovą, mes turim klausimus, mes iš klausimų ir iš bendravimo su užsakovu, arba, sakykime, jeigu gaunam kaltinamąjį aktą, tai iš kaltinamo akto mes labai aiškiai suprantam, ko procesas tikisi iš mūsų ir kokiu atsakymu pageidauja. Ir čia labai stipriai didėja patvirtinimo šališkumo rizika, apie kurią specialistai gali net nežinoti, jie gali būti nesąmoningi. Nesąmoningi šališkumai yra tuo įdomus, kad jie nėra sąmoningi. Taip, bet kaip psichologai mes turėtume žinoti apie jų buvimą ir mes turėtume apie juos galvoti ir mes turėtume imtis priemonių, kaip atsispirti arba kaip minimizuoti šališkumų poveikį mūsų darbui. Ir vėlgi tam yra metodikos. Tam yra metodikos. Jeigu mes taikome atitinkamus metodus, mes tokiu būdu galim minimizuoti patvirtinimo šališkumo tikimybę. Šitas dalykas man be galo rezonuoja su manimi, nes tai praktiškai yra atspindys to, ką ir mokslininkas daro. Čia geras mokslininkas eina į tyriamą klausimą ne su mintimi, kad dabar patvirtinsiu savo įsitikinimus. Jisai gali turėti nuomonę, viskas tvarkoja, svarbu įsisąmoninti, kad tu ją turi. Ir tada važiuojam išsiaiškinti, kaip yra iš tiesų, nes mūsų tikslas nėra patvirtinti savo gilų tikėjimą, mūsų tikslas yra sužinoti, kokia yra realybė. Arba nėra tikslas įtikti kažkam. O praktikoje tai irgi akivaizdu, kad yra svarbu, nes ypač jeigu moksle, tarkim, mūsų išvados gali būti naudojamos formuojant socialinę politiką ir ten kažkokių žmonių grupių gyvenimą formuoti, kažkaip ten kažkokie įstatymai galbūt keičiasi remiantis mūsų atliktais tyrimais. Tai čia teisės psichologas atliko kažkokį įvertinimą ir
grinai turi žmogaus likimą savo rankose, tai yra žvėriška atsakomybė. Tai vat, grįžtant prie klausimo, kaip atrodo mūsų diena, aš gal truputėlį performuluosiu klausimą, ką mes veikiam arba ką mes galim veikti. Tai vat, aš su keletą kolegų, kur mes visą stengiamės bendradarbiauti, praktiškai visą laiką bendradarbiaujam, mes atliekam apklausas ir tas apklausas aprašom ir atitinkamai bandom atsakyti į mums formuluotus klausimus ir pateikiam tai išvados pavidalu. Ir esant poreikiui vėliau einame į teismą ginti savo darbą arba atsakyti į papildomus klausimus, jeigu proceso dalyviam tokie klausimai kyla. Tai mes atliekam apklausas, mes atliekam vertinimus, irgi atitinkamai aprašom, teikiam išvadą ir einam į teismą, jeigu reikia. Mes vertinam kitų specialistų arba ekspertų atliktą darbą, tai yra į mus kreipiasi dažniausiai advokatai, kuriem kyla kažkokių klausimų dėl kitų specialistų atliktų darbų ir jie prašo mus peržiūrėti ir atsakyti į įvairius klausimus, pradedant nuo to, ar tie specialistai iš viso gali tokias išvadas teikti, ar jų išvados yra pagristos kažkuom, ar jie taiko tinkamus metodus ir panašiai. Va, tai mes vertinam ir kitų specialistų atliktus darbus ir keliaujam į teismus, ir kartais teismai organizuoja tokias kaip akistatas, nes vėlgi tai yra labai įdomios situacijos, kai, sakykime, tos pačios srities specialistai vertina tą patį objektą, bet gauna visiškai skirtingus atsakymus. Teisėjai nėra psichologijos specialistai ir jiem natūraliai yra neaišku, tai kaip yra iš tikrųjų, tai tokiu atveju jie gali pakviesti visus ir uždavinėti klausimus ir bandyti išsiaiškinti tai, kaip yra iš tikrųjų. Tai jeigu trumpai, aš gal kai sakiau, kad atliekam vertinimus, tai atliekam vertinimus yra labai platu, atliekam įvairius vertinimus. Atliekam socialinės brandos vertinimus, atliekam asmenybės vertinimus, atliekam dokumento analizę, kai tarkim, tam tikrais atvejais mes, netgi sakyčiau, tam tikrais atvejais, pusėje atveju, jeigu nedaugiau, mes net nematom asmenų, kuriuos mes vertinam per kažkokius dokumentus ar kitais būdais. Mes atliekam irgi gal atliekam ryšio vertinimus tarp vaikų ir tėvų. Mes turim metodiką, vėlgi stengiamės kuo mažiau turėti kontaktų su žmonėm, vėlgi, kad kontroliuoti savo šališkumus. Tai mes duodam instrukcijas, kaip žmonėm filmuotis ir toliau dirbam su nufilmuota medžiaga. Tai jeigu trumpai, taip atrodo mūsų tos dienos. Natūraliai kyla klausimas, ar nebūna liūdna, ar vis tiek į teismus kreipiasi žmonės ne pačiose gal puikiausiose situacijose. Kiek streso patiria žmogus dirbdamas tokį darbą ir galiausiai kaip su juo tvarkytis? Kiek streso? Gal būčiau taip linkęs spontaniškai atsakyti, kuo daugiau patirties turi, tuo mažiau streso. Vėlgi tas stresas, apie ką matyt reikėtų pasitikslinti, jeigu iš mano patirties, tai man didžiausias stresas, kurį aš pamenu, kai pirmą kartą reikėjo eiti į teismą ir duoti kažkokius parodymus arba kitaip tariant, ginti savo darbą, tai baisu ir stresą kėlė ne pats faktas, kad reikia ginti, o pati teisminė aplinka, nes tai buvo pirmą kartą. Nežinai procedūrų, nežinai procesų, nes esi psichologas, nesi teisininkas. Tik tai iš filmų ir serialų matai, kad kažkada galima kalbėti, kažkada negalima, kažkas kažką pasako. Tai gal tas pirmas kartas buvo toks tikrai stresą keliantis, bet vėliau su patirtim, su procedūra susipažįsti, jau žinai, koks procesas tavęs laukia, kaip viskas vyksta, ką tu gali, ko tu negali,
tai to streso kuo toliau, tuo mažiau. Mm. Jeigu klausimas yra apie tai, ar sakykime, kai kurios bylos jos iš tikrųjų yra žiaurios, su įvairiom žiauriom detalėm ir faktais, ar tai kaip nors paveikia kaip asmenybę, tai jo, paveikia. Tai negali nepaveikti, jeigu klausimas apie tai. Gal aš čia pats nusprendžiau praplėsti klausimą. Ne, aš čia iš abiejų pusių norėjau sužinoti. Tai gerai, jeigu paveikia, tai bent jau išsiaiškinom, kad tu esi žmogus. Jo, negali būti, kad vis tiek, nors ir ne visada matai tos asmenis, bet iš to, ką skaitai, supranti, kad tai yra žmonių veiksmai, tai yra, kaip minėjai, nuo mūsų, nors mes vėlgi nesam pagrindiniai proceso dalyviai, bet mūsų rolė yra būti tais specialistais, kurių tikslas yra suteikti specialias žinias proceso dalyviam, nes jie neturi tų specialių žinių, mes jiem esam būtent tam reikalingi. Ir be abejo, kad nuo mūsų indėlio priklauso, ar žmonės bus nuteisti, ar žmonės bus nuteisti ilgesniam laikui ar trumpesniam laikui. Ar žmonės gaus baudas, ar žmonės skyrybų atveju, kam kokia bendravimo tvarka, kiek atiteks vaikas, tai nuo specialistų labai daug kas gali priklausyti. Ir tai yra milžiniška atsakomybė ir to negalima pamiršti dirbant šitą darbą. Tai lygiai kaip medikai, ir iš pradžių galbūt jiems nėra jauku susidurti su, galvojant, tarkim, apie chirurgus, tarkim. Nėra pirmas pasirinkimas žmogaus, kad fainiausias dalykas, ką aš noriu veikti, tai yra operuoti ką nors. Kraujas, organai, atsakomybė, bet su praktika, tai tas kraujas tampa natūralus gyvenimo dalykas, organai visą laiką tose pačiose vietose, tikėkimės. Tos procedūros tipinės, tu tiesiog seki protokolu, ką reikia daryti, kokiais atvejais, jeigu tas nutinka tas. Ir tiesiog taip patirdamas vis daugiau atrodo, ne tai, kad tampi be širdžių, bet... Nusijautrina. Nusijautrina tam laiko periodui, kol tu dirbi. Ir tai aš įsivaizduoju, kad medikam tas galioja ir mums lygiai taip pat tas galioja. Vėlgi, aš kai dirbu, aš save matau kaip instrumentą. Ir mano darbas yra kažkuria prasme instrumentinas. Vietos mano emocijom, ar mano įsitikinimom, ar mano pažiūrom nėra šitame darbe ir neturi būti. Ir be abejo, kad vėlgi realybė yra tokia, kad mano bent jau realybė, kai aš dirbu privačioje praktikoje, labai natūralu, kad į mane daug dažniau kreipiasi apkaltinta pusė, kuriai reikia savo gynybą kažkaip stiprinti ir tenka dirbti tikrai žiauriose bylose, kur žmonės yra kalti. Nėra klausimo, kad jie kalti ar nekalti, bet yra kitų klausimų psichologinių. Ir mano tikslas nėra padėti išteisinti žmogų, bet mano tikslas yra atsakyti į tuos klausimus, kurie teismui yra svarbus ir aktualūs, nepriimant sprendimą kaltas ar nekaltas, bet priimant kitokio pobūdžio sprendimus, ar ilgesnė trukmė, ar trumpesnė, ar buvo kažkokios ypatingos aplinkybės, kurios gali būti vertinamos kaip lengvinančios ar kaip sunkinančios. Tai aš save matau kaip instrumentą ir tuo metu, kai aš dirbu, maksimaliai stengiuosi atsiriboti nuo visų savo įsitikinimų, bet tuo pačiu negaliu pamiršti, kad tai yra vis tiek darbas su žmonėm ir apie žmonės. Tai čia vėlgi labai stipriai paralelė yra su mokslinio darbo praktika, kur irgi reikia atsiriboti. O man smalsu, ar būna taip, kad užsako vertinimą iš tavęs, kur akivaizdu, kad kaltas jau ten prisipažinęs, bet įvertinkit kažką, tu pateiki nuoširdžią kaip instrumentas, žodžiu, tą išvadą, ir jie pasiima tą išvadą, susimoka tau ir sako, gerai, ir nenaudoja jos. Būna. Kaip faina. Galvoju, vėlgi įvairios aplinkybės būna. Būna, kad žmonės
kaip ir sakiau pradžioje, pateikia, vėlgi, ar mes būsim naudingi žmonėm jų procesuose ar nebūsim, mes a priori negalim pasakyti, mums reikia peržiūrėti duomenis ir atlikti bent kažkokį pirminį vertinimą. Ir dabar konkrečiai galvoju apie vieną atvejį, kur mane kreipėsi, paprašiau, kad pateiktų duomenis, peržiūrėjau duomenis ir sakau, žiūrėkit, iš šitų duomenų aš matau, kad aš galiu daryti 3 išvadas – A, B ir C. A ir B jūsų situacija skamba kaip naudingos, bet C labai jums nenaudinga. Žmogus sako, puiku, rašykit, dirbam, susimokau už darbą, parašau išvadą, išsiunčiu, man sako, žiūrėkit, A ir B skamba nuostabiai, bet o C galim neminėti? Sakau, ne. Visas turi būti. Sakau, ką duomenys rodo, tą aš ir rašau. Ir šiuo atveju aš kaip ir perspėjau. Jo, bet sako, jūsgi suprantat, man C nenaudingas. Suprantu, todėl ir perspėjom iš anksto, jūs pasirinkot vis tiek užsisakytą darbą. Tai žmonės liko nepatenkinti ir aš nesu tikras, ar naudoja mano išvadą ar nenaudoja, bet esu beveik įsitikinęs, kad nenaudoja. Tai čia vienas pavyzdys, kur žmonės girdi tai, kas jiem naudinga, bet negirdi, kas nenaudinga ir padaro tokį sprendimą. Bet yra kiti atvejai, kur užsisako darbą, gauna išvadą ir, pavyzdžiui, vien parodžius išvadą, jam pavyksta mediacijos būdu susitaikyti. Va, nes aš nežinau, ar tai išvada turi tokį poveikį, bet, sakykime, susitaiko. Ir tiesiog ta išvada jau yra nebereikalinga, nes procesas būna uždarytas. Tai būna ir tokios situacijos. Aš toks keistas momentas, kur tu žmogui parodai vos ne veidrodį ir žmogus sako, klausyk, o gal galima geresnį veidrodį, šitas kažkaip rodo tokį, koks esu. Taip. Nu gerai. Kas toliau tavo mokslinė veikloje? Kokie planai? Kas įdomu? Ar dar tęsi su avatarais galbūt veiklas, ar teisės psichologija kažkur? Sudėtingas klausimas. Mano atveju aš vienareikšmiškai, kad teisės psichologijos sritis niekur nedings, aš joje toliau plaukiuosi ir tyrinėsiu. Šiuo momentu, kaip ir sakiau, daugiausiai tyrimų mes atlikom su kolegom apie vaikų apklausas, pasitelkiant tuos mūsų virtualius vaikų avatarus. Ir mes vis dar atliekam tos tyrimus ir kažkada, tikiuosi, šiais metais dar keletą publikacijų išleisim. Bet mūsų šitas laukas, jisai dabar žygiuoja labai sparčiai, nes dirbtinis intelektas labai sparčiai vystosi ir vėlgi aš tikrai, čia nėra vien tik tai mano, bet aš labai stengiuosi neatsilikti nuo savo užsienio kolegų ir irgi aktyviai domiuosi ir skaitau ir labai noriu kartu su jais tęsti šitą liniją, nes aktyviai yra integruojamas dirbtinis intelektas į vaikų apklausų mokymų sferą, tai mes kalbam ir ieškom būdų, kaip visą tai ir Lietuvoje panaudoti, kad irgi mes neatsiliktume ir būtume galbūt net vieni pirmųjų kažkuriuose srityse. Va, tai šitos srities tikrai nenoriu paleisti, jinai man yra labai įdomi ir kolegos visi yra labai faini ir studentam matau, kad tai yra įdomu ir jeigu atsiras tikrai aktyvių studentų besidominčių šitą sritimi, tai su mielu noru juos bandysim įtraukti tiek, kiek galima. Bet mano laukas šiek tiek prasiplėtė nuo doktorantūros gynimo laikmečio. Prasiplėtė į tyrinėjimą neigiamų vaikystės patirčių. Ir kokį poveikį tos patirtis turi jaunų suaugusių žmonių tarpe. Ir su tavim mes tikiuosi, kad viskas bus sėkmingai ir turėsim gan įdomų projektą apie melagienas ir kaip jos paveikia žmonės ir kokie žmonės yra linkę vartoti tas melagienas. Va, tai čia bus kažkuria prasme labai nauja man sritis.
Tai va, kažkaip labai toli nepabėgau, bet tas laukas jis po truputėlį plečiasi. Tai gerai, jis turi plėstis, tai vis tiek negali būti tik vienas dalykas Be abejo. įdomu. Taip. O klausyk, jeigu žmogus norėtų pasiskaityti vieną knygą, tokią pasiimti apie teisės psichologiją, kokią rekomenduotum? Knyga apie teisės psichologiją. Nebūtinai gali būti vadovėlis tiesiog. Jo, viena mano, galvoju, kaip ją pavadinti, mes iš tikrųjų jinai buvo pirmas žmogus, su kuriuo aš susipažinau, kai nuvykau į savo pirmą Europos teisės psichologijos konferenciją, tai ir jinai buvo čia į Lietuvą atvykusi skaityti pranešimo, galiu vardą pavardę sakyti. Laisvai. Irena Boškovič, jinai išleido vadovėlį kartu su savo kolegomis, kuris vadinasi Kas teisės psichologija yra ir nėra. Anglų kalba, aišku. Va, tai man jos vadovėlis labai patiko, aš labai siūlyčiau, jeigu kažkas nori, tai būtent nuo to vadovėlio pradėti. Va, bet tuo pačiu aš labai gal net siūlyčiau ne tik vadovėlį, bet ir tam tikrus asmenis sekti, nes vėlgi teisės psichologija yra labai labai siauras sritis. Ir mūsų tokių tiek mokslininkų, tiek praktikų teisės psichologų mūsų nėra daug. Nei Europos mastu, nei pasaulio mastu. Mūsų, pavyzdžiui, Europos teisės psichologijos konferencijose dalyvauja apie 300 žmonių iš visos Europos. Ir tai yra aukščiausio lygio ir mokslininkai, ir praktikai. Bet tai nėra milžiniškai didelis skaičius. Tikrai ne, į Lietuvos psichologų kongresą susirenka, jeigu geri metai panašus skaičius. Tai... Taip. Tai va, tai gal minimaliai nukrypsiu. Teisės psichologų, praktikuojančių teisės psichologų Lietuvoje galbūt yra porą dešimčių praktikuojančių. Va. Diplomą turinčių tai daugiau, bet ne visi, kurie gauna teisės psichologijos arba dabar taikomoji kriminalinė. Ne visi eina dirbti arba ne visi tęsia studijas toje srityje. Tai va, tai mūsų yra labai nedaug ir aš labai siūlyčiau tiesiog sekti pagrindinius mokslininkus iš tų sričių, kurios labiausiai domina. Ar tai būtų, pavyzdžiui, melo detekcija, ar tai būtų šališkumai, ar tai būtų, pavyzdžiui, labai tokia įdomi sritis yra false confessions. Kur žmonės melagingai prisipažįsta. Klaidingi jo prisipažinimai. Tai irgi atrodytų, kas gali klaidingai prisipažinti, padaręs nusikaltimą, gauti įkalinimo bausmę ir tą bausmę dar atlikti. Tai protų nesuvokiama, ar žmonės gali. Žmogus galbūt gina kažką kitą? Va, tai čia viena iš priežasčių. Taip, bet sakykim, šita priežastis tokia gal lengviau suvokiama. Bet yra atvejų, kai žmonės nuoširdžiai galvoja, kad jie tikrai padarė nusikaltimą, prisipažįsta, gauna bausmę, atlieka tą bausmę ir praktiškai visą laiką galvoja, kad jie iš tikrųjų padarė nusikaltimą. Kai laikui bėgant pasirodo, kad ne, jie nepadarė to nusikaltimo. Va, tai jiem buvo įteikta, kad jie padarė nusikaltimą. Ir tokių atvejų yra. Ir yra keletas žymių atvejų, vėlgi žiūrovam labai siūlyčiau pažiūrėti Netflixo serialą Mindhunter? Pamiršau pavadinimą, bet Central Park 5, Centrinio parko penketukas, yra dokumentika ir yra serialas, jis kažkaip kitaip vadinasi, kur buvo nuteisti 5 vaikinukai dėl nužudimo, kurio jie nepadarė, vidutiniškai jie praleido, man atrodo, vyriausias iš tų vaikinų praleido kalėjime 14 metų, iki kol buvo išteisintas. Ar 12 metų, kažkas tokio. Tai va, tai čia vienas toks labai žymus atvejis Europoje. Mes turim The Kevin Case, Kevino atvejis,
kur du broliai buvo apkaltinti berniuko nužudimu ir tiesiog buvo labai daug atlikta apklausų su tais berniukais. Tos apklausos beje buvo nufilmuotas ir kaip paaiškėjo, kad jie klaidingai prisipažino, nes po daug metų žurnalistai pradėjo žurnalistinį tyrimą, pradėjo žiūrėti tas apklausas ir su kitų specialistų pagalba išsiaiškino, kad ne, matyt 4 ir 6 metų vaikas topografinėme žemėlapyje nelabai gali nurodyti tikslios nusikaltimo vietos, nes jie žemėlapio nepažįsta. O kai pagrindinis tyrėjas parodo žemėlapį ir sako, ar čia padarėt nusikaltimą, ir abu vaikai išvargę sako taip, nes jiem pažadėta dar, kad jūs Kai jau baigsim, atsakykite, galėsite tai pas mamą. Va, tai va, bet tie berniukai savo visą jaunystę praktiškai, jie gyveno galvodami, kad jie padarė nusikaltimą. Kaip krūpų. O vėliau paaiškėjo, kad ne. Yeah. Tai va, tai čia tiesiog kaip pavyzdys, kad tų temų iš tikrųjų, mano nuomonė, tikrai yra įdomių, retų, labai, labai svarbių. Tai siūlymas būtų sekti atitinkamus mokslininkus. Aš nežinau, galėsim komentarą matyti, paliksiu bent keletą tokių. Tikrai ir taip. Kam bus įdomu, galės paskaityti. Atrodo labai romantiškas sritis. Visi serialai, kur psichologas ten su policija dirba, labai kažkaip romantiškai atrodo, bet iš to, ką tu pasakai, atminusavus tas labai akivaizdžius atvejus, tikrai tų tokių egzotiškų ir įdomių būna, kad ir kokie jie krūpus būtų. Būna. Tai tikrai, kad atrodo, kad nenuobodu. Ir vėlgi, tai mes žinom apie rezonansinius atvejus, bet mes labai daug nežinom apie tuos atvejus, kurie nėra viešinami, kurie nesusilaukia tiek daug dėmesio, bet tų atvejų matyti yra gerokai daugiau. Nu taip, čia kai kas nors nufilmuoja kažkokį keistą atsitikimą, ar avariją, ar namo sugriuvimą, tai visi galvoja, kad tie dalykai įvyksta retai, nes tik vienas vaizdo įrašas yra, o realiai taigi dalykai vyksta kasdien. Ne? Taip. Nu ką, tai čia melancholiška nata. Dėkui tau, kad sutikai pakalbėti. Ir ką, iki. Iki.